Sveiki visi bičiuliai mylintys regbį, esame Latvijoje, Baldonės miestelėje, kur netrukus Baltijos regbio top lygos antrasis turas ir čia turėsim čempionus. Šiaulių Baltrekso, jie iššūkį bandys mesti Kekavos Miesniki komandą. Coach, it was such an amazing start, but what happened next? Oh yeah, like you said, it was we came out of the gate strong. We let the game get away from us. We stopped putting the Baltrex under pressure, and it just got away from us there. If we're not looking at the results at today's match, how can you describe the quality of your team? Well, I think obviously Baltrex definitely exposed a few gaps in our game, but I can't be prouder of the boys. They've been putting the work in. They've been working through practice. They showed up and they put in some good effort today. And kudos to Baltrex, but I think despite the score, I think it was a much better game than the scoreline suggests. So can we expect the more quality during the season of Baltic Top League? Oh yeah, the season's just getting started. We'll regroup, just like we always do, train hard, and we'll be ready for the next game. Ar nesveikinu su pergalė tas antausis pirmą minutę, ta kuriozinė situacija, labiau pikta ar juokinga ir kiek jinai pastūmė toliau į priekį, gaudant tą rungtynių energiją? Gal buvo šiek tiek pikta, bet man pačiam tai juokinga, nes aš žinau, kad pats pridariau nesąmonę, bet atsiprašiau komandos ir manau, tai gal ne tiek, kad supykdė viens kitą, bet užsivedėm labiau ir tai padėjo mums laimėti šias varžybas. Atrodo, pirmo sezono rungtynės retai kada būna gražios, retai kada būna kokybiškos, bet atrodo, tos kokybės irgi šiandien netrūko, tų klaidelių buvo, kaip pats vertini komandos žaidimą tose pirmose rungtynės. Kaip ir jūs pats sakėt, pirmas varžybos, aišku, klaidų iš tikrųjų buvo labai daug, kurių neturėjo būti, pamesti kamuoliai, kur turėjo į persvarą išeiti, pats klaidų pridariau daug. Aišku, bet čia pirmos varžybos ir viskas eis toliau ir bus viskas geriau.